Keliaujam rinktis įrangą vonios kambariui. Namelis jau stovi, mažą šaldytuviuką iš kolegės mano mylimos grimerės Jolantos perėmiau, dabar reikia tik tualeto su dušu ir jau drąsiai galima kraustytis. Visais kitais reikalais pasirūpinsiu jau gyvendama savo svajonių medinuke. Tad užeikime į TC susipažinti su vandentiekio sistema, nuo kurios ir prasideda visi vonios kambario privalumai. Tai ką, pirmiausia, apie ką reikėtų pagalvoti, tai be abejo apie vamzdžių visą sistemą ir tie vamzdžiai turbūt negali būti bet kokie vonios kambaryje. Ar teisingai suprantu, Aurimai? Na, vamzdžiai aplamai pastate, o jeigu kalbam ypač apie vandentiekio sistemas, yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir vamzdžiai, sakyčiau, ne visai tikslu pasakyti, tai yra vamzdynų sistema. Nes vamzdis ir jungtis sudaro sistemą, kuo vandenėlis atiteka iki jūsų čiaupo, unitazo ar vonios. Tai yra labai svarbu. Ir šitas pasirinkimas turi būti atliekamas labai kruopščiai. Esminis akcentas pačios jungties, kuri jungiasi su vamzdynais. Medžiaga. Medžiaga turi būti atspari korozijai ir kitiems negeriems dalykams. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, tinkama medžiaga vandentiekiui silicio bronza, lietinė bronza, nerūdijantis plienas arba plastikas. Šitos medžiagos visiškai nebijo jokios korozijos ir jūsų vandentiekio sistema bus ilgai tarnaujanti. Puiku. O ar klausimas, ar visi apskritai gali tokią sistemą integruoti pas mane, ar dabar į bet kokią santechniką pasikreipsiu ir jis sakys, taip, prašom, galime. Social media, sakykim taip, jinai yra labai plati, santechnikai reklamuojasi savo darbus, deda ir iš ten galima galų galėt pas gamintoją kreiptis, tikrai parekomenduos tuos santechnikus, kurie gali ir sugeba daryti. Tai čia, suprantu, reikalinga būtų TC kvalifikacija konkrečiai. Taip. Mes dedam apmokymus, išduodam tą patvirtinančius dokumentus ir tikrai galim pasiūlyti labai gerų specialistų. Jeigu taip šnekant toliau apie vandentiekio sistemą, tai vėlgi vandentiekio sistema pats įrengimas gali būti į kelių variantų, sakykime taip. Viena iš populiaresnių tai yra kolektorinė vandentiekio sistema. Tai yra statomas kažkas panašaus į tokį kolektoriuką ir kiekvienas prietaisas yra jungiamas. Yra daroma pratenkianti vandentiekio sistema. Ten yra naudojamos tokios detalės. Man tai jos tiesiog labai gražios spalvos, galiu pasakyti tiek. Šita sistema yra labai universali keliais aspektais. Visų pirma, tokioj sistemoje nebus nė vienos vietos, kurioje vanduo stovėtų. Jeigu bent nors vieną maišytuvą, čiaupą ar kažką tai atsuksit norėdami paleisti vandenį, visoje sistemoje sujudės vanduo. Kodėl tai yra svarbu? Manau, visi žinom Legionella. Taip, tikrai, tai bijom visi. Jo, jinai formuojasi kur? Virš 25 iki 65 tame tarpe turi būti vandens temperatūra ir stovintis vanduo. Tai jeigu mes eliminuojam vieną iš faktorių, tai yra stovintį vandenį tokioje sistemoje, mes neturėsim tos problemos. Bet va čia, tarkim, yra karšto vandens pagrindinis vamzdis, čia šalta. Ir va, pajungiama ir va taip va gražiai visur ratuku. Tai bet kur atsuksit vandenį, visoje sistemoje jisai juda. Ir aišku, medžiagos. TC-Flex sistemoje yra vandentiekiui skirta silicio bronza. Sakykime taip, jinai visiškai nereaguoja su vandeniu. Ir galima ją naudoti ir tarnaus ilgai ir nuobodžiai. Kitas dar dalykas, kas yra gan svarbu vamzdynų sistemose, tai yra sujungimas pačios detalės ir pačio vamzdžio, nes yra visokiausių variantų, ten presuojama, lituojama, klijuojama. Visos jungtys, kuriuose yra daug faktorių, kurias įtakoja žmogus, yra padaroma daug klaidų. TC-Flex sistemoje visi faktoriai, kuriuos gali padaryti žmogus kaip klaidą, praktiškai yra eliminuoti. Kas už tai atsakingas, koks robotas? Galim padaryti eksperimentą. Jūs gyvenimą nelaikys vamzdžio ir žiedą. Labai paprastai. Aš jums parodysiu žingsnius. Su įrankiai šiek tiek padėsiu. Vat, Prašau. Yra žiedas. Taip. Matot, viena pusė yra šiek tiek viduj kantelis nuimtas, kitoj pusėje nėra. Tai ta pusė reikia į detalės pusę. Tai vat, užmaunama. Tada šitų įrankių praplečiama. Dar reikia žinoti, kiek plėsti. Iki galo įrankį žino. Gerai. Uždedama, paimamas kitas įrankis. Aš jums duosiu kitą detalę. Gerai. Ir atliekamas veiksmas. Tai reikia tokių dviejų aparatų įrankių, ar ne? Prašau.
Jūs sujungimą padarėt ir be klaidų. Šita va detalė, į ją jau sukamas maišytuvas. Ir jinai būna sienoje. Ir dažniausiai jinai būna viduj sienos. Jos nesimato ir sukami ten tokie prailginimai, kad išlysnės turi būti lygiai su siena. Ir įsukant papildomą detalę į šitą, būna padaroma visokių vėlgi jau ir srieginis jungimas, plyšta, trūksta, kažkas negerai, gali atsirasti pratekėjimas. Todėl yra tokia guminė tarpinė ir yra aklė. Kiekvieną vandentiekio sistemą padarius, ją reikia hidrauliškai patikrinti, ar viskas tvarkoja prieš montuojant prietaisus. Jūs ją užsukat iki galo. Ir ta guma užsimovė ant tos detalės. Kažkur yra sumontuota siena, kažkur atstumu. Tada yra uždėm medžiaga, tepama hidroizoliacija, kad viskas būtų visiškai sandaru. Ir tada jau ant viršaus klijuojamos plytelės. Vėliau prieš montuojant prietaisą, šita dalis yra išsukama. Yra įsukamas prailginimas. Kiek reikia iki sienos, kad būtų lygiai su siena, nupjaunama. Kam tas yra daroma? Jeigu čia atsitinka kažkokia nelaimė per tą srieginį sujungimą, pratekėjimas, viskas bėga į išorę, o ne į sieną. Tai kiek aš suprantu, pas jūs karkasinis namas. Labai svarbu tą daryti. Labai gerai, kad pasikalbėjom, žinokite. Labai ačiū, Aurimai, jums. Labai naudinga buvo. Tikrai. Džiaugiuosi, tikiuosi.